Sveiki, kavinės fantastiškos klausytojai, vėl įsijungė mūsų laidą. Šiandien kalbėsime apie serialus, fantastinius serialus ir ne iš bet kokios pusės, bet labai specifinį fantastinių serialų aspektą, tai yra jų blogiečius. Tai tikėkime, laida nesigaus bloga, gausis gera, bet turinys bus apie blogiečius. Pirmiausia, tai norėčiau padėkoti Mokslo sriubai už galimybę įsirašyti šią laidą. Nepamirškit paklausyti, pasižiūrėti ir Mokslo sriubos, kaip yra, kad siejant su fantastiška, tai turbūt fantastiškiausia mokslo laida Lietuvoje. O šiandien su mumis apie serialus kalbės Algirdas Ivanavičius, lietuviškasis serialų Grim Reaperis, kadangi kiekvienais metais įteikia savo dalinamus auksinius dalgius ir pasako, kurie serialai šiemet buvo geri ir kurie šiemet buvo blogi. Tai gal trumpai, Algirdai, apie save galėtum papasakoti ir kodėl tu žiūri tiek daug serialų. Sveiki, ačiū Pijau, kad pakvietei. Tai kodėl tiek daug žiūriu serialų, tai nežinau. Tiesiog vienu metu man kažkaip turbūt patiko kaip formatas, kaip tu gali vartoti turinį. Aš šiaip važiuodamas čia su autobusu irgi galvojau, kodėl aš tiek tų serialų žiūriu iš dalies. Ir prisiminiau, kai aš, pavyzdžiui, vaikystėje Harry Potterį, ten pirmas 6 knygas, esu bent po 5-6 kartus turbūt visas perskaitęs. Paskutinį esu perskaitęs tik vieną kartą. Tada aš pagalvojau, kad man yra ganėtinai skaudu, kai pasibaigia istorija ir toks vaizdas kaip draugo iš dalies netinki. Tai man būna panašiai su serialais irgi. Net jeigu nelabai geras serialas, bet jisai pasibaigia, dažnai būna šiek tiek liūdna, kad jau to pas tave nebėra. Tai aš iš dalies, kas man labai patinka, man patinka tai, kad serialuose tu gauni ilgą, taip sakykime, kontaktą su personažais, tu gerai jo supranti, nes filmas yra trumpas formatas, ir ten su personažu ne visada spėsi tiek susigyventi, o su serialu tai ten gali išvystyti labai stipriai personažus. Aišku, ne visiems tas gerai gaunasi, bet, pavyzdžiui, jeigu paimsi Song of Ice and Fire, tai ten milijonas siužetinių linijų, personažų ir taip toliau, tai kaip tu tą sugebėtum į filmus sugrūsti, tai Martinas niekad ir nenorėjo, iš tikrųjų, jisai buvo šitą sakęs. Tai, man tiesiog patinka toks formatas, kažkaip jisai man dar nuo mokyklos laikų prilipo ir studijų metais tas labai patiko, tai dabar išduosiu. Pijus buvo mano bakalaurinio darbo vadovas. Nežinau, ar tau ir, aišku, neatsiminsi iš mano bakalaurinio darbo. Mano tik tai nerecenzentas, proofreaderis, kambariokas šitą pastebėjo. Tai vienoj daly aš labai norėjau įkišti easter eggą. Tai kai ten kalbėjau apie diktatorius ir vadovus ir ten apie jų kadencijas, kalbėjau, kaip tai paveikia FDI. Tai irgi iš Breaking Bad įdėjau citatą, ne citatą, bet iš esmės, kad jeigu vadovai nori neatstumti tų investorių, tai jie turi tread lightly, tai aš ten tiesiog Walter White'o citatą. Šito nepagau, aš disertaciją Tolkieno buvau įdėjęs. Okay. Supranti suprantu pagundas ir visa kita. Jo, tai va, toks šiek tiek backgroundas ir irgi gal Walter White'ą kažkada paminėsim po to kalbėdami, bet tai taip. Taip, tai ta kitas klausimas, ar turi, minėjai ir ne daug kartų skaitai Harry Potterį, tai čia Azkabano kalinio dalis skaityta tikrai daug kartų, tai ar turi laiko atsuktuvą, kad spėjai tiek laiko visko pažiūrėti? Kiek bendrai gaunasi per metus? Jo, tai dabar užsidariau jau savo Excelį, kur buvau atsinaujinęs. Tai paprastai per metus gaunasi pas mane tarp 300, paprastai apie 300-400 serijų. Tai vienos serijos ilgesnės, kitos trumpesnės. Ne visus serialus, pripažinsiu, taip atidžiai žiūriu, kiti būna, kur galbūt pasileidi kai background'e ir jeigu užkabina, tai tada įsivažiuoju toliau. Dabar jau išmokau numesti serialą, o ne būtinai reikia sužiūrėti iki galo ir tuo džiaugiuosi, nes labai dažnai būna, kad nusivažiuoja serialas, ypač su vėlesniais sezonais. Čia jokia paslaptis, dažnai pirmas sezonas būna gerai parašytas, antram sezonui nebeturi tiek smarvės, taip išsireiškim. Tai jo, dabar
Šiuo metu dar kaip tik ilsiuosi nuo darbo, tai to laiko šiek tiek yra daugiau, bet irgi nepasakyčiau, kad aš baisiai daug tų serialų žiūriu. Šiuo metu kažkokių kitų dalykų. Pasakė žmogus per capita serialų peržiūros dvigubai padvigubintas Lietuvoje. Bet tada kitas klausimas, kodėl dalgiai, ar ne? Auksiniai dalgiai, aš kiekvienais metais po to iš karto pasižiūriu, ką verta bus bandyti pasižiūrėti, ko gal geriau ir nežiūrėti, net jeigu pradžiai kilo pagunda. Tai kodėl dalgiai? Tai čia tiesiog žaismas su mano vardu, tai mane Algiu vadina, Dalgiu, tai kad apdovanojimas būtų, jis turi būti auksinis, tai taip ir gaunasi, kad auksiniai dalgiai. Tai kartą metuose per savo gimtadienį pasiemu vyno butelį ir tada rašau, ką žiūrėjau praeitais metais. Tai. Viena paslaptis jau skleista, kodėl dalgiai. Ir kai kalbėjomės apie tai, apie ką galėtume būtent pakalbėti, kad nebūtų tai bendrai tema apie viską, apie serialus ir to pačiu truputį apie nieką, tai pasiūlė kampą apie blogiečius. Tai kodėl tie blogiečiai ir yra tokie tavo akim yra svarbus ir kodėl apie juos verta kalbėti? Tai aš atsispyriau, aš nežinau, kieno citata, nežinau, ar jinai gal net niekam ir nėra priskirta, bet yra toks pasakymas, kad a hero is only as good as his villain. Tai čia ta idėja, mano nuomonė, yra labai teisinga, nes, jeigu tu neturi kažko, jeigu tas protagonistas neturi kažko, su ko jisai turi kovoti ir su kuo stumdytis, tai, aišku, gal ten specifiniam temom, bet, fantastikoje tai turbūt visur turi būti kažkoks antagonistas, ne? Aš bandau sugalvoti kažkokią gal temą, kur utopijas, ten nežinau, Tomo Moro utopija buvo kaip ir fantastika, bet tiesiog turbūt gautųsi pakankamai truktų kažko. Jo, kad reikia prieš kažką ar susivienyti, ar kažką, bent jau save įveikti dar kažką. Jo, taip, savo vidiniai demonai gali būti iš tos serijos. Taip, tai dėl to aš ir pagalvojau, ir aš tikrai nuoširdžiai yra serialų, knygų, filmų, kur man blogėtis daug labiau imponuoja negu gerėtis. Ir aš, pavyzdžiui, kažką rewatchinu vien tam, kad pažiūrėti tą blogėtį. Ten, pavyzdžiui, gerai, dabar paimsim kaip filmą, bet Inglourious Basterds paimsi, tai įsimintiniausias personažas yra tas Hans Landa, nacis blogėtis. Tai, ir ten, kur atrodo vos net, tenais aš, aišku, dar ten papildomų ir YouTube'o visokių review sužiūrėjęs, taip toliau, kur irgi kalba apie tai, kaip tas blogėtis yra padaromas, bet aš net pas Tarantino netgi nenorėjo šito serialo statyti, kol neturėjo tinkamo aktoriaus tam. Tai Christopheris Waltzas, berods taip, ne? Tai, man rodos, ten gal 3 metam buvo nusikėlęs to filmo statymas. Tai tiesiog, kartais būtent blogėtis ir gali būti tas objektas, aplink kurį ir sukasi ir tą serialą padaro geriausių dalykų. Gerai, tai aišku, kodėl blogiečiai ir dabar turime skirtingas jų kategorijas. Tai aš iš karto, kai klausytams suspoilinsiu, tai bus blogiečiai, kurie padaro serialus geresniais, tai tokie geri blogiečiai. Tada yra blogiečiai, kurie, tokie failed blogiečiai ir neištempia serialą. Tada blogiečiai, kurie yra kaip faktiškai pagrindiniai veikėjai ir gali netgi pradėti už juos sirgti ir tada susirūpinti savo moralę ir panašiais klausimais. Ir tada serialai, kur vis tik tas blogietis nėra labai aiškiai kažkaip apibrėžtas. Jo, ten gal kažkoks bendras blogis. Net nežinau, gal net ne visą šitas temas paliesim, žiūrėsim, kur mus nuves, ne? Čia kaip Martinas yra sakęs, kad jisai yra gardener, ne architektas, jisai rašo savo personažus ir jie auga ir jisai nežino, kur nueis plotas su laiku. Stevenas Kingas irgi taip pat, už tai gal, aš čia nežinau, kaip klausytis reaguos, bet man atrodo, už tai pabaigos kartais nelabai ten ir gaunasi. Gerai, tai blogiečiai, kurie padaro serialus geresnius. Tai aš gal tiesiog pradėsiu iš karto nuo tų, kurie man labiausiai įstrigo, tai aš kai man šitą temą toptelėjo į galvą, tai pirmi 2 ir buvo iš Marvel, iš Defenderių subkategorijos, taip pavadinkim, tų, kur New York'e sukosi ir čia pirmieji dar Netflix'o statyti. Aš prisipažinsiu, tai yra turbūt vienintelė superherojų adaptacijos, kurias aš žiūrėjau ir pabaigiau žiūrėti. Iš Marvel beveik vieninteliai ir vykę serialai, aš sakyčiau. Ir netgi iš tų, mano nuomonė, gal tik tai
gerai, Daredevil, aš sakyčiau, yra visi 3 sezonai puikus ir vertas žiūrėjimo. Jessica Jones, apie kurią dabar to ir kalbėsiu, 1 sezonas ir Punisher yra 1 sezonas, tai tų pilnai užtenka. Jo, tai va, tai pirmas blogietis, tai yra Kilgrave iš Jessica Jones. Tu kiek atsimenu, sakai, kad šitą matęs. Ties Luke kažkoks palūžo. Luke Cage, jo. Jo, Luke Cage ir jo. Jo, tai va mane iš tikrųjų labai dažnai su superherojais šitas pasireiškia, kad, labai dažnai pagrindinis blogietis būna tiesiog veidrodis. Tos pačios galios, jie tiesiog, turi vienas geras, kitas blogas ir ten gerai, aišku, iš kur jisai pasidarė geras ir kodėl pasidarė blogas. Tai gali išsaugoti, ar sėkmingas yra blogietis ar ne, kiek tu sugebi pateikti to blogiečio motivaciją ir kodėl jisai yra blogas ir stengiasi pakenkti geriečiui ir kodėl gerietis yra geras ir taip toliau. Tai Kilgrave, man kas buvo įdomu, kad jisai yra visiškai kitoks savo supergaliom, ne? Tai jisai ne tik kalbėjimu, man rodos, jisai ten kažkaip, bet gal pagrindę kalbėjimu jisai galėjo paveikti ir liepti žmonė aplinkui daryti, ką jisai nori. Tai tenais man dar tai vienas dalykas jo supergalia buvo įdomi. Kas su ta supergalia yra iš dalies irgi gero, kad tu gali pakankamai releitinti ir įsivaizduoti, ką aš daryčiau, jeigu turėčiau tą supergalę, ir aš jos neabuzinčiau taip, kaip jisai abuzino, ir nenueičiau iki ten ir kažkas tokio. Kaip minėjai, ne apie diktatorius rašai baigiamą į darbą. Jo. Taip. Kitas dalykas ir buvo, čia neišspoilinsiu, jeigu dar žmonės pasirinks žiūrėti, arba nėra kertinis spoilas. Bet kodėl jisai buvo pagrindinis blogietis, tai iš esmės, kad jisai buvo užvaldęs Jessica ir privertė ją nužudyti žmogų ir dėl to ten tarp jų ta tokia kova ir vystėsi. Ir dar vienas dalykas ten buvo, tai puikus aktorius David Tennant, kuris labai tinka tokį psichopatą įkūnyti. Tai dar tas jo, man iki šių dienų aš tą serialą, aišku, žiūrėjau seniai, nors gal kažkada ir vočinu, bet tas kaip jisai tą sako Jessica, tai man dar iki šių dienų yra įstrigę ir, čia nežinau, ar gerai išreiškiau, kodėl jisai yra geras blogietis, bet jisai tikrai išskirtinis. Gera jo supergalia, jisai yra įdomus. Ir jisai tiesiog įsivaizduoja, kad yra geresnis už kitus, įsivaizduoja, kad jis yra aukštesnis už kitus ir kiti jam turi vos netarnauti ir tas ir priveda prie to, kad jisai yra geras blogietis. Kitas, ar ne, minėjai, tai yra Daredevilas. Taip. Daredevilo blogietis Kingpinas. Jo, tai Kingpinas man gal primena Bane'ą iš Dark Knight'o trilogijos, nes jisai turi galią, bet jo galia yra įtaka, taip sakykime, ne? Nes, Bane'as nebuvo gal ten, gerai, jisai ten ir fiziškai buvo stiprus ir visa kita, bet biškiai ir John Wicką gal primena, kad jo pagrindinė supergalia yra valia, taip sakyčiau, ne? Ir taip kaip jisai sugeba savo norų blogių valdyti ir įtikinti kitus jam paklusti ir kaip jisai dar vienas labai svarbus momentas, aišku, po to prie to prieisim, bet jisai yra labai nuoseklus. Tai tie personažai, Kingpinas dar, aišku, skirtingai gal negu Kilgrave'as, jisai turi ir silpnybių, ne? Jisai ten myli moterį, dėl kurios ten bet ką padarytų, jisai tos meilės trokšta, taip toliau, tai tu irgi gali su juo releitinti, tai šita vieta, bet taip kaip jisai įsivaizduoja, kad gali padaryti miestą geresnį, jis, aišku, ten netiki, kad ten policija yra gera ir taip toliau, jisai mano, kad jisai gali pats padaryti tai, ką jisai daro, iš esmės jisai nuoširdžiai tiki, kad jisai daro geriau, kad būtų geriau žmonėm ir kad jis yra gerovės nešėjas. Tai ta jų kova su Daredevilu yra pakankamai tolygi, jie yra pakankamai skirtingi, bet ir panašus, čia, bet ne tas variantas, kai ten vienas su Iron Man'u siūtų ir kitas su Iron Man'u siūtų. Tai va, ar turi ką pridėti? Ne, aš norėjau paklausti, ar teko žiūrėti jau Pingviną? Dar ne. HBO, man rodos, tai va, man rodos, ar ne šiandien paskelbė, ar kada, kad GO3 bus galima pasiimti HBO subscriptioną, tai va, tai
Visai laukiu. Nes mes irgi paprastai palaukom, kol visos serijos atsiranda ir po to ramiai. Jo. O jau žiūrėjai ar dar ne? Ne, dar kol kas irgi neteko, bet visai, manau, bus. Jo, taip. Čia gali būti tas blogietis, kuris irgi... Su kurio kuris ištempia arba gal ir sukuria serialą, nes net ir vadinasi. Tai kaip Jokerio filmai dabar, ne? Aišku, antro nežiūrėjau, nes jau išsigandau reviewsų ir nežinau, ar noriu susigadinti savo pirmojo įspūdį, nes pirmą 2 kartus į kiną jau žiūrėti. Tai va, bet jo, Jokerį tą patį minint, galime ir prie Dark Knighto filmų grįžti, kur, Dark Knightas buvo ne Batman Begins, o antra dalis Dark Knight ir tai visiškai jisai steals the show, ne? Kur su juo gal netaip lengva atpažinti jo motivaciją, ne? Bet irgi, kad jisai nori to chaosas yra jo tikslas, ne? Tai matyti personažo tikslą irgi yra labai svarbu, kad ne jisai randomly kažką daro. Jokeris kaip tik ir turbūt labai blogas pavyzdys, sakyti, kad jis yra geras personažas ir nedaro kažko randomly. Bet čia jo tikslas yra tą daryti atsitiktinai. Tai va. Gerai, užeinant už superherojų serialų ribų, kas dar tavo akim yra tie blogiečiai, kurie iš tikrųjų sukuria patį serialą? Gerai, dabar prašoksiu savo sąraše į anime Full Metal Alchemist, ar yra tekę matyti? Taip. Jo. Tai tos 7, kaip lietuviškai, Deadly Sins? Mirtinos nuodėmės. 7 mirtinos nuodėmės. Tai va, aš atsimenu, aš dar mokyklos laikais pradėjau žiūrėti per LNK, vakarais rodydavo ten kokią 11-12 valandą vakaro nakties būdavo, kad tu žiūri tamsoj ir tau šiurpas kyla. Ir tenais labai gerai išpildyti tie blogiečiai, kur irgi jie... čia, aišku, labai konkrečios rolės netgi priskirtos, ne? Tai tenais apsirijimas, ne? Kaip nuodėmė. Ir ten, tu žinai, kad tas blogietis, apie ką jisai yra. Ir jis yra nuoseklus. Aš šitą žodį jau turbūt vieną kartą sakiau ir sakysiu daugiau kartų šį vakar, bet čia aiškiai išreikšti blogiečiai ir mano nuomonė irgi ten buvo dėl to jie labai sėkmingai išpildyti, kadangi tu žinai, kas juos motyvuoja ir kaip jie stengiasi išlikti, taip sakykime. Tai va. O tada klausimas gal ir šiek tiek susijęs ir šiek tiek ne visai, bet yra tie žmogiški, ar ne, veikėjai, ar ten gal ten nes superherojai nepavadinti, superblogiečiai, ar ne, ten Grivas Kingpin, yra ką galima sieti su konkrečiam nuodėmėm dar kažko. Yra tada blogiečiai, kurie yra, nėra žmonės, ar ne, galima atsisukti į Stranger Things ir ten visokie Demogorgonai, Mindflayeriai ir panašus. Vekna, kuris man visą laiką priminė šitą iš Resident Evil 3 Nemesis, ten tą vaikščiodavo ir persakydavo. Tai va, tai jie nėra žmonės, ar ne? Kaip vienas klausimas būtų, kaip tau atrodo tas nežmoniško blogio pavaizdavimas, ar vis tik jis lieka žmoniškas, tik apvelkam, ten duodam 5 kojas ir ten apvelkam kažkuo dar, kad ne, jis atrodytų vizualiai nežmogiškas, bet realiai jo motyvacijos ir visa kita yra panašios. Aš manau, kad daug sunkiau yra padaryti tą nežmonišką, kaip tu ir minėjai, tą Demogorgoną kokį ar Mindflayerį, kur tu matai jo tokį tiesiog milžinišką monstrą. Bet Vekna tai buvo jau biški kitaip, nes ten tas Bilis buvo brolis, ne? Taip, ten jis. Tas, žodžiu, kažkuris skaičius. Transformavosi. Jo, tai tenais tu matai backgroundą ir iš ko yra kilęs tas blogis. Ir tas variantas, man rodos, yra geriau, nes, eilinį kartą paminėsiu, man labai svarbu yra motyvacija ir suprasti, kodėl personažai kažkaip elgiasi. Ir jeigu jie man elgiasi nenusekliai, tai pavyzdžiui, man dar nuo Game of Thrones nepatiko, kad, man atrodydavo, kad Daenerys elgiasi nelogiškai ir nenusekliai. Jokio rational choice. Jo, gerai, tai va čia. Studijas, prisimenu. Taip. Tai mane tas erzindavo ir kai aš nesuprantu, kodėl kažkas elgiasi, ir čia aišku ir mano kaltė dažnai yra, kad jeigu aš taip daryčiau, nereiškia, kad kiti privalo taip daryti, bet irgi serialų kūrėjų čia turėtų būti vienas iš tikslų perteikti
tą vėl motyvaciją. Mhm. Kodėl personažas taip elgesi, tai gali dar kitais efektais, vaizdo efektai, garso efektai, vizualiai tu labai gali pridėti šito. Tai Stranger Things, aš atsimenu, irgi labai, aišku, tik tai pirmas sezonas dar atsimenu išėjo vasarą, tai ten Liepos mėnesį kažkada žiūrėjau, bet vis tiek tokią šiurpę nuotaiką tau sukuria ir kad ta mistika irgi vien iš to gali pagerinti blogiuką, jeigu tu ten sugebėsi cinematiškai tą apžaisti. Tai aš nelabai žinau, ar atsakiau tavo klausimą. Manau, kad tu pats kažkokią mintį turi, tiesiog nepridėjai iki galo. Ne, man atrodo, visada tiesiog yra ta rizika, kaip su Call of Cthulhu, ar net ten apsakymais, knygom ir visų kitų, kad labai sunku pateikti, ir manau, Lovecraft'ui tai tas visai dar pavyksta, bet pateikti tai, kas yra nežmoniško, taip, kad galėtum suprasti ir vis tiek turi kažkaip, net jeigu tu tam prieš turi kažkaip susitapatinti ir turėti galimybę susitapatinti ir man atrodo, čia tie pirmų sezonų tie iš to, kaip ten, nežinau, Upside Down ar ne, ateinantis monstrai, jiems šiek tiek to trūksta, ar ne? Taip, pritariu. Yra tiesiog, yra kažkoks blogis, tai okei, tai bandom prieš jį kovoti, bet so what? Tu nori kažkokio intelekto, ne? Kad gali būti tai ir kompas, ne? Bet kad būtų aiškumas, kodėl jie taip elgesi. Tai va, ir ateiviai kažkokie. Taip. Tai kas tavo nuomonė geriausias blogietis iš Stranger Things? Dar aš esu pažymėjęs tą patį daktarą Martiną Brennerį čia, tai aš neatsimenu, aišku, labiau bijojau Demogorgono, bet man tai turbūt Vekna, nes, buvo aiškiausia, kodėl taip yra ir, atrodė, kad labai viskas gražiai jungiasi ir kodėl kas taip vyksta. Ten apskritai man epinis tas 4 sezonas buvo, tai Vekna viena iš tų priežasčių ir, ką tu ir minėjai, kad, yra žmogus papagrindu juo. Tai... O šitas Bilis, brolis. Aha, taip, tos... Pamiršau. Max. Taip, Max. Jo. Kaip manai, kaip jisai kaip blogietis? Nes jis buvo geras blogietis, bet jis nebuvo pagrindinis blogietis, taip. Aišku, gerai, aš vėliau paminėsiu. Sideshow Bobby Simpson, ar ne? Jo. Aš manau, kad jisai buvo geras blogietis. Irgi tas, kurio bijojai ir kuriam norėjai, kad ir norėjai ir nenorėjai, kad jam kažkas blogo nutiktų, bet ar ten išsigelbėtų, bet vėl, čia grįžtam prie to, jisai buvo žmogus, tai gal buvo iš dalies su juo lengviau, bet irgi, ir dar prieš tai, ką jisai buvo ten, tarkim, kad jisai blogiukas buvo kaip žmogus, ir nelabai jisai, nors ir žinojo, kad jisai ten užvaldytas, bet vis tiek gal sirgai, kad jį kažkaip išgelbėtų dėl tos pačios Max ar kažkas tokio. Ir tada nubaustų kaip priklauso. Taip. Ką dar iš kitų serialų, ar ne, mes čia keletą paminėjom, ar dar kažką išskirtum kaip gerus vykusius blogiečius, kurie sukūrė tą ašį serialui? Nežinau, aš pavyzdžiui esu pasirašęs Moff Gideon iš Mandaloriano. Aš labai mėgstu Giancarlo Esposito patį aktorių. Tai, bet ne apie jį sukasi serialas. Mandalorianas tai yra toksai biškai kaip serialas žaidimą priminantis. Nes ten atrodo, yra kaip ir yra pagrindinė istorija, bet viskas sukasi labiau apie side questus. Tai jisai geras blogietis, bet ne jisai neša serialą ir jisai prideda serialui. Žinom, jį neša Baby Yoda. Taip, teisingai. Taip, tai jisai tikrai prideda, bet ne tas, kuris išneša. Nežinau, tu Rings of Power matei pirmą sezoną? Ne, aš taip ir nutariau laikytis šiek tiek atokiau nuo Rings of Power, kažkaip net, jie sakant, neįkvėpė ir nutariau. Taip. Vaizdai, kaip suprantu, gražus, bet... Jo, tai aš trumpai pasakysiu apie Sauroną. Sauronas nėra blogas blogietis, taip, sakykime, jisai tam serialį yra pozityvas, aš taip įvertinčiau, kad jisai padeda serialą biškai pakelt, bet jisai jo neištempia. Ir aš galvojau, kodėl man Sauronas kaip blogietis gal nelabai imponuoja ir patinka,
tai yra, nu, apskritai net ir jeigu imam žiedų valdovą, tai jis per galingas. Nu, kai yra OP, nu, ten pavyzdžiui, netgi ir su herojais tas pats galioja. Jeigu tu paimi kokį Supermaną, man jo istorijos beveik niekad nebus tokios įdomios, nes ten per daug yra tokių, nežinau, lengvai pasiekimų dalykų, ne? Nu, kaip ir Sauronas. Aišku, jisai turi ten tų savo silpnybių apie tos dalykus, kurių jisai nepagalvojo ar nežinojo, ten, pavyzdžiui, Hobbitų, kad jisai nežinojo ir dėl to žiedai jų taip neveikia. Bet vis tiek man tokie blogiečiai iš principo nėra tokie įdomus, nes jie yra biški per aukštai ir ne tokie pasiekiami ir suprantami. Kaip tose Facebooko reklamose, kur ten hero, ten game kažkoks, kur bėga ir tada 99 levelio. Taip. Tai va, tai čia aš nesakau, kad jis ten blogas blogietis, bet, nu, nevykęs blogietis, taip sakykim, o kad jisai nėra toksai įdomus ir aplink kurį galėtų suktis. Jo, tai nežinau, ar tu... Aš dar tada tokį paklausiu klausimą apie nutraukiamus serialus, ar ne? Kaip manai, ar yra kažkoks ryšys tarp blogiečio gerumo ir serialų nutraukimo? Nes aš tiesiog iš savo galiu pasakyti, man vienas labiausiai patikusių serialų, kurio pasirodo beros tik 2 sezonai ir buvo Karnivalė. Tai yra senas 2003-2004 kažkas tokio, apie ten 30-ieji Ameriką, žodžiu, visas tas Dust Bowl krizės ir panašiai, ir ten apie keliaujantį tą cirką Karnavalą. Ir ten yra blogietis Justin Crow, kuris yra toks kaip ir pastorius. Ir tas gale, kai jau, tuo metu tai buvo dar prieš visą serialų bangą, tai buvo per brangus serialas, tai aišku labai priežastis ir jį tada jam padarė cancel culture, kaip čia reikia, tiesiog atšaukė serialą, nutraukė, nes tiesiog jisai per brangiai kainavo. Ir tada jam teko labai užrašinti pabaigą. Jis nutarė, kad išspręs pabaigą. Ir tada jis buvo pradėjęs vystytis taip iš lėto. Pirmam sezonui jis atranda irgi savo galės, kad jisai turi, jisai ten pradeda rinkti tą savo bendruomenę, tenais visą kitą. Ir tada 1-2 pasidarom dvikovą ir ten kukurūzų laukia, kaip pridera vidurio, žodžiu, valstijoms numiršta. Tai nežinau, ar tau yra tokių buvę, kur atrodo blogietis galėtų būti visai įdomus, bet po to atšaukė serialą ir... Nu tai jau prieš tai biškai kalbėjom, čia kita laida gaunasi, tą patį Chaos, aš esu paminėjęs Dzeusą. Ir vėl čia, ar jisai yra tikras blogietis? Jo, jisai gal ten labiau yra tarp blogiečių, bet man jisai tam buvo tas personažas, dėl kurio labiausiai norėjau žiūrėti, nes, kaip ir minėjau, aktorius puikus. Ir jisai gali būti toksai scary. Ta labai gerai įtūžį gali savo deliverint. Ir vien dėl jo man, pavyzdžiui, norėjosi žiūrėti tą serialą ir kad būtų kuo daugiau jo scenų. Tai man čia gal irgi dar toksai yra dalykas, kai gali pastebėti, kad, pavyzdžiui, kai skaitai knygas, pavyzdžiui, nori, kad būtų Song of Ice and Fire, pavyzdžiui, skaitai, ne? Ir nori, kad būtų apie tą ir tą personažą skyrius. Ir tu nori jo daugiau skaityti, o čia, vėl šitas. Tai lygiai taip pat serialuose, tu nori, kad labiau scenos atsisuktų į tą personažą. Tai man su Dzeusu, Chaos'e tas buvo, tai čia nucancelintas serialas. Aš gal paprastai nesikomitinu į tos serialus, kurie žinau, kad nucancelinti, nes... Taip reikia kaštai, efektyvumas, visą kitą. Aš tik žiūrovam priminsiu, Algirdai minėjai, kad anksčiau kalbėjom jau apie Chaos, tai apie Chaos kalbėjom gruodžio mėnesio kaviniai fantastiškai, kur aptarėm apie apskritai pagrindinius 2024 metų fantastikos įvykius filmuose, serialuose, knygose ir žaidimuose. Tai reklama, žodžiu, dar kartą atsisukit ir pasiklausykit, kas buvo gero 24-aisiais. Man Chaos tai iš viso, aš tiesą sakant nemačiau, bet šiaip sudomino. Ir tikrai jį gali žiūrėti kaip standalone, kad ir vienas sezonas pakankamai istorija įsivysto ir tokiam taške nutrūksta, kad, okei. Galima gyventi. Nėra taip, kad ant tokio baisaus cliffhangerio paliko, žinai, sezoną, kas labai dažnai būna, kur serijas, nežinau, Shogun turbūt nežiūrėjai, ar ne? Pradėjau. Gerai.
Nu, gerai, nekomentuosiu tada. Galėsim po to pakalbėti. Man Kijos primena tokį senąjį serialą Get Smart arba Šokit gudručių ir ten buvo blogio organizacija Kijos, kuriai vadovavo Zigfridas, kuris turėjęs braškio skonio cianido tabletę, jeigu prireiktų. Taip, bet gerai, tai yra tie gerieji blogiečiai, yra blogieji blogiečiai. Ir netau paminėjai šiek tiek, kad Sauronas yra toksai biški, nu toks, kur overpowered ir dėl to šiek tiek. Jo. Taip, tai va, tai Sauroną minėjau. Kitą pavyzdį duosiu, tai yra Witcheris, kur aš net nesuprantu, kas yra blogiečiai. Jeigu atvirai, va ten yra chaosas. Tai aišku, aš neskaitęs knygų, tai man yra gal sudėtingiau, aš tik žaidimų žaidęs. Tai aš žaidimuose, kas buvo blogiečiai, supratau. O gerai, ten dar yra tokie, kurie pilka zona, kad tu ten gerais blogais laikais tai viena, bet žaidimuose kaip ir buvo aišku. O seriale, kas ten, kažkurie burtininkai yra blogi. Aš pažiūrėjau 3 serijas ir aš supratau, kad aš negaliu to tęsti. Tai... Jo, ir ten su laiku tik blogiau darėsi, dabar dar ir jie netenka savo Geralto, tiksliau naujas. Warhammerio fano. Taip, kuris pyko dėl to, kad jisai kniso protą iš tikrųjų writeriam, kad per mažai paima tai, kas yra knygose. Tai va. Taip sakant, už gerus darbus žmogų atleido. Tai va. Ar dar kažkas iš kitų užkliuvo, kas būtų toks nelabai vykęs blogietis? Tai gal aš galvoju, kad kaip tik tų serialų ir neatsimeni, nes aš manau, apskritai, serialo, knygos, filmo turbūt ir neatsiminsi, kad jeigu nėra kažkokio tau tikslo, prieš ką tu kovoji, su kuo tu kovoji, tai dėl to tu ir neįsimeni net to paties serialo, tai aš tikriausiai eidamas pro savo archyvus, savo episode calendar sąrašą, ką aš esu pražiūrėjęs ir taip toliau, tų net ir nepasiėmiau, nes nejaučiau gal, kad net verta kalbėti, bet ar, nežinau, gal tau šauna kažkas į galvą, kur kažkas galėjo būti gerai, bet blogietis buvo silpnas. Tu va dabar irgi, tiesą sakant, neateina į galvą, nes tada ateina tos mintis, kur, tai gal ten iš vis to blogiečio nelabai ir buvo, ne? Būtų kita kategorija, kur nelabai yra aišku, tiesiog nėra aiškiai centralizuoto blogiečio. Ir serialas geras, jisai jo tiesiog neturi taip aiškiai išreikštų, kur... Va, man, žinai, kažkokį galvą. Šitų Defenderių, tu irgi žiūrėjai, ne? Tos sezonus Iron Fist žiūrėjai, ar koks jisai tam buvo? Jisai buvo ir ne, aš jau toj vietoje jau nebe. Aš sakau, Luke Cage'as pasirodė ir po jo jau... Dažnai yra sunku, kai blogietis yra organizacija. Ne, kai tai nėra kažkokio, vėl į personifikavimą gal kažkokį sueinamą, ne, bet kai tu kovoji prieš kažką, kas nėra tik tai, kad tu gali nukirsti galvą. Ne, tai aišku, idėja kaip ir logiška, kad tu kovoji prieš kažką, ką yra sunku įveikti, bet tą, man rodos, labai yra sunku išpildyti, ypač kine, gal knygose yra lengviau, aš galvočiau, arba žaidimuose. Kai tu kovoji su kažką, kur nukirti galvą ir atauga 2, tai yra daug sunkiau. Tai va čia šitose Defenderiuose buvo ta The Hand organizacija. Ne? Tai aš gal šitą išskirčiau dar kaip... Aš galvoju... Nesakau, kad tai yra blogas priešas, bet jisai yra netoks įsimintinas gal kaip... Čia ne apie šitus... serialus kalbant, bet iš komiksų, kadangi jau vis tiek Defenderiai visą kitą, tai šitas Mind Management, nežinau, neteko skaityti, tai ten yra visiškai apie organizaciją, ten turbūt apskritai nėra labai taip jau, kad, yra, aišku, geresnioji pusė, bet jas gal gera tiesiog neišeitų pavadinti, bet ten yra tas tiesiog viskas eina per organizaciją, visas pateikimas, ir ten tai veikia, bet kaip sakai, ar ne, jeigu pati ir su serialu, tai nebūtinai veiktų, vis tiek komiksas yra šiek tiek kitas. Kita medija, jo. Gerai, tai kokie tada yra tie serialai bei išreikšto pagrindinio blogiečio, arba jis yra neaiškus, dar viena iš mūsų kategorijų, o po to grįšim prie tų, kur ten pagrindiniai veikėjai. Jo, tai aš čia pasivardinau kelis, tai The Last of Us, tai manyčiau pakankamai aišku, nes blogietis yra virusas, turbūt, ne, žaidimą žaidėjai arba serialą žiūrėjai, ne? Taip. Grybas. Grybas, jo, iš esmės, tai
ten blogiečiai pasidaro... Pagrindinis blogietis buvo grybas, jis skamba, kad... Jo, ne, gal iš tikrųjų didžiausias blogis ten buvo žmonės, turbūt galų gale, tiksliau, žmonės tokie, kokiais jie pavirto ir kaip į tai tenais atsisuka, bet nėra vieno konkretaus, kad tu galėtum išskirti. Tai, bet veikia ir be to puikiai. Čia kaip pavyzdys, kai nebūtinas gal išreikštas blogietis, ne, kad... Aiškus jo iššūkis tiesiog. Jo, iššūkis, teisingai. Manageris pyko jo, ne problema, iššūkis. Bet, tai The Last of Us, kas dar? Free Body Problem, dabar kadangi sužiūrėjau. Nežinau, kiek norim. Gal nesigilinam į šitą dar, gal žmonės pažiūrės, paskaitys. Spoileris, su The Last of Us. Šiek tiek paprasčiau, vis tiek jau žaidimų jau pakankamai daug metų. Taip. Ir ten iš karto aišku, kas ten dedasi, taip. Taip, o nežinau, knygos, nors knygom irgi virš 20 metų, aš kiek pasižiūrėjau, Free Body Problem, nes 2000 kažkelintų berots. Aš skaičiau ne taip seniai, skaičiau angliškai, bet dar galbūt kada vertimas, bet negaliu pasakyti. Jo. Tada, nežinau, ar čia tinka Dark. Žiūrėjai turbūt. Ne viską, prisipažinsiu. O tai siūlau sužiūrėti iki galo, žinok, nes... Aš galvoju, kad šitą gal netgi verta nuo pradžių pradėti žiūrėti ir verta su žemėlapiu veikėjų žiūrėti, kad... Kaip tas iš šito... It's Always Sunny in Philadelphia, ne? Kur ten lentos Taip. Čarlis ar kas ten, Čarlis man. Jo, Čarlis, ir aktoriaus vardas irgi Čarlis. Kad labai paprašiau žmogui. Jo, tai taip, tenais yra sudėtinga, kur gali sopulys galvos atsirast. Čia atostogom jau toksai serialas, ne po darbo. Jo, tikriausiai taip, tikrai ne po sunkaus pirmadienio. Tada Attack on Titan, matei, nematei. Čia pagal mangą, anime, irgi užsitęsė, aš dar studijų laikais pradėjau, atsimenu, žiūrėti ir pasibaigė tik tai šiemet jau, nes baigė rašyti mangą ir tada ir pabaigė anime kurti. Tai kaip ir yra, aiškus tokie blogiečiai tie begalvi titanai, taip sakykim, bet kur tas po to išsivysto, tai gal jie vėliau irgi susilieja tenais linijos, kas yra geriečiai, kas yra blogiečiai ir kodėl yra kas geriečiai, kas yra blogiečiai. Tai jo, gal net nebuvo verta šito minėti. Umbrella Academy irgi ten, sakyčiau, yra blogiečiai, bet jie vis pasikeičia ir irgi ten galų galėtų pradėti svarstyti prie tų pačių grįžti dilemų ir jo, ar tu nori pridėti kažką iš, nežinau, Lostus minim ar ne? Galim paminėti, nes, Lost didžiausias blogis, Lost tai buvo blogietis, pagrindinis buvo pabaiga. Bet, čia, nes labai ilgą laiką daug kas yra neaišku, ten yra tie kiti, others, man atrodo, ten ir vadinosi. Kiti. Tada atsiranda tas bendlainas. Ten buvo tiek viskas neaišku ir tiek užpinta, kad tu jau nebetiki, kas ten geras, kas blogas, tiesiog lauki, kaip išspręs ir tada išsprendžia taip, kad supranti, kur slypėjo tikrasis blogis. Nežinau, kaip paties įspūdis. Nežinau, kodėl. Aš aišku, ten sužiūrėjau viską per vieną, turbūt per kelias savaitės vasaros, kai, man rodos, po 12 klasės prieš pirmą kursą sužiūrėjau, tai aišku, prieš 14 metų buvo. Ir man kažkodėl visai patiko, tai man kartais net gėda šitą pripažinti, bet aš gal, kadangi tu žiūri iš inercijos labai ir tau netaip pasijaučia tas kritimas serialo, ypač rašym ir taip toliau, tai gal ir netrodė ten labai logiška, bet man dar atrodė okei. Ir aš dabar šiaip tokį biškį pratimą pradėjau netgi su savim daryti. Kartais pradėjau įsijungti tuos serialus, kuriuos aš žiūrėjau prieš 10 metų kokių ir aš galvojau, kad ten yra labai geri serialai. Pavyzdžiui, House'ą kokį įsijungiau ir ten pirmas sezonas tikrai yra puikus ir pakankamai sharp ir taip toliau, bet po to jisai pradeda labai kartotis ir aš ten galvojau, kad ten 6 sezono pirmos serijos psichuškiai prieš 10 metų galvojau, kad kokios čia geros serijos. Dabar galvoju, kodėl man čia tai galėjo taip patikti. Arba kokį Dexterį irgi įsijungi ir, labai matosi tas drop-offas, arba netgi Game of Thrones tą patį peržiūrint, matosi, kur baigėsi source material ir tada
pradeda kristi. Nors, aišku, dar turbūt ir biškiai anksčiau Game of Thrones prasidėjo šioks toks drop-offas. Tai su Lostais aš nepajaučiau šito tiek. Ten turbūt, kad pačioj, nežinau, bet bent jau man taip, tada nesin laugų sezoną po sezono. Jo, taip, tai kadangi tu kitokius ir lūkesčius turbūt turėjai, tai va. Aš galvoju, iš mano pusės dar, ką galėčiau paminėti, tai True Detective 1 sezonas, kur viskas labai gerai bildinama, bet pats blogietis, kuomet jį atskleidžia ir tada, kas ten tas, kur ant žiūliapjėvės važinėja, toksai, ir ne, kaip jis labai neišreiktas. Ir viskas ten gerai su to serialu. Taip. Su tuo sezonu bent jau. Bet tas pats blogietis, jis yra irgi visiškai kaip veikės. Per jo darbus? Jo, bet aš aišku ir labai seniai žiūrėjau. Neteko rewatchinti. Tai jau biškai ir užsimiršę. Aš įsijungiau. Aš rewatchinau iš karto. Mano nuomonė tenais negalima gal jų. Protagonistai tempia tą serialą. Vis tiek tenais Woody Harrelsonas su Matthew McConaughey, bet aš manau, kad ten gerėtis buvo geras, jisai, čia panašiai kaip aš apie Sauroną gal sakiau, kad jisai kilsteli serialą aukštyn, arba, ne, Moff Gideon, aš kai minėjau, tai jisai kilsteli šitą serialą aukštyn, nes jisai tikrai buvo creepy, aš jam neturiu priekaištų ten kažkokių, kur sakyčiau, kad aš ten būčiau vienaip ar kitaip daręs kažką tokio, tai jisai prisidėjo prie atmosferos labai kūrimo ir jisai, man rodos, tai atmosferai labai tiko, toksai, koks jisai buvo. Tai aš sakyčiau, kad čia tikrai vykęs blogietis. Taip, aš sakau, kad jis nėra taip išreikštas kaip, kad veikėjas, kuris ten daug veikia. Nes jis yra iš tos pusės, būtent ne prie tų silpnų veikėjų. Kad jisai nėra toksai, kad visą laiką on screen, ne? Jo, kad jis yra labai nutolęs, galia pasirodo, taip, tai yra toks, kur kartais reikia biškai pagalvoti, kur jis čia dar buvo, bet ne, kad jisai kaip blogietis veikia, aš sutinku, tik tiesiog, kad tas irgi jo pasirodymas kitoks, negu tų, kur aptarėm pradžioj įrašo. Jo, taip, bet, žinai, aš jo vėl negali jo statyti į tą pačią kategoriją su kitais. Faktas. Nes ką dar galvau, tai yra šitas For All Mankind, kur tenais kosmoso lenktynės, nežinau, teko. Ne, šitą neteko matyti. Tarp JAV ir Sovietų. Nes ten irgi, kaip kalbėjai apie tas šiek tiek organizacijas, tai ten turbūt atskleidžia ten tiesiog įvairiose organizacijos aspektuose, ten kas kam bando ką sutrukdyti ir panašiai. Aišku, po to konfliktas tarp JAV ir Rusijos. Aš paskutinę sezoną nebandžiau ir ten šiek tiek pasispoilinau, prisipažinsiu, nes ruošiausi ir galvojau, kaip ten vystytis, nes ten, žodžiu, Rusijos, tai ten irgi visko nutinka, tai toks labai neaišku, kaip gausi. Tai irgi nėra kaip ir to tokio ryškaus blogiečio, bet, žodžiu, tiesiog labiau per tokį administracinį turbūt parodoma. O kaip su fantastinėm komedijom, ar ne? Va čia, kur gali būti, komedija be blogiečių gali veikti. Jo, tai čia turbūt mūsų abiejų mėgstamiausia, spėju, ne? Tikriausiai jo į sąrašą įtraukė. Tai jo, What We Do in the Shadows. Aš bandžiau galvoti, kas yra blogietis. Ar apie tą Baron... Baron, bet jis labai mielas. Taip. Šunį, jo, ir galų galia, kur jisai ten... Ar jisai grįžo iš to savo... Jisai grįžo turbūt iš to savo... Kaip jisai... Cabin in the Woods. Ar jisai po to išsikėlė ten? Jisai ten gyveno su šunim, bet negaliu pasakyti, jo. Su Hellhound patikslinant. Jo. Tai... Gal irgi ten buvo organizacija kaip blogiečiai, ne? Tas vampyrų taryba. Jo, council. Jo, tai ar... Bet komedija apskritai, ar blogietis reikalingas, ne? Net nebūtinai fantastinė. Čia apie tą klausimas. Jisai gali veikti kaip geras elementas, ne? Ten pasiėmė šitą Austin Powers, ne? Kokį turbūt, ne? Tai tenais blogietis yra vos ne tas, kas ir padaro. Ta, ką ir geriausiai atsimeni. Jo, taip. Tas Dr. Evil jisai buvo, ne? Ar ne? Ir Minimi. Minimi buvo. Jo, nes jau irgi. Jo, okei. Tai va, tai bet komedijoje, aišku, jie bus labiau tik tai kaip bildinimo elementas, bet jie niekad nebus... Bet jie gali padaryti, nes, pavyzdžiui,
berods tu sakai, kad 5 sezoną irgi pažiūrėjai, ne? Dėl 6, ne. 6, jo, ir aš nemačiau. Tai 5 sezone ta Rausto serija yra, ne? Kur rausina Lazlo. Tai irgi ten tas baronas sėdi ir toksai, what? tai tas veikia, nes tu pradedi iš kažkurios vietos sirgti už personažą, kad jam nebūtų blogai. Jo, taip. Šitas kad nebūtų blogai, man atrodo labai geras pastebėjimas. Ir tada perinant prie tuos blogiečius kaip pagrindinius veikėjus, ar ne, mūsų pagrindinė kategorija, kurią išskyrei, tai gerai, kas yra tie ir kodėl jie yra tokie geri blogiečiai, kad net jie ir tampa pagrindiniais, už juos galima sirgti. Jo, tai dažnai galbūt jie netgi pradeda tokioj neaiškiai pozicijoje, taip pavadinkime, ne, kad jie gali būti pradžioje netgi geriečiai ir po to pavirsti į tokius blogiečius, arba jie visą laiką yra tokie corrupt, bet čia yra geras, man rodos, serialo kūrėjo bruožas, jeigu tave priverčia sirgti už blogietį. Tai man pavyzdys yra vienas geriausių turbūt Narkos, kai tu už Escobarą pradedi, tau jo gaila pasidaro ir panašiai, arba House of Cards tu už Franką Underwoodą nenori, kad jį išmestų iš prezidento ir toliau, nes ne tai, kad tu gal už jį sergi, bet yra labai captivating, pritraukiantis tavo dėmesį personažas ir tu supranti, kodėl jisai, vėl grįžtam prie tų pačių motivacijų, nuoseklumo ir taip toliau. Tai tie personažai, kurie nori, kad neštų serialą ir tu nežinai, ar jie geri ar blogi, jie yra kažkur per vidurį. Ir galbūt ten pavirsta į kažkokį blogą, kaip Walteris White'as ten Breaking Bad. Ne? Tai va, Su Walteriu White'u aš tik atsimenu, kad vienu metu bent būdavo, kai Google įdėjo Heisenbergas ar ten kažkokius mokslininkus, fizikus, chemikus, tai rodavo visų nuotraukas normalias ir tik tais Walteriu White'u vietoj Heisenbergo. Bet manau, kad Heisenbergo, aš kaip mokslininko beveik nebeatsimenu, kažkada bandžiau skaityti, bet jau dingia iš galvos, tai populiarumo turėjo pridėti kažkiek bent jau. Čia irgi šiek tiek rekomendacija gal ne į temą, bet yra labai gera pasirodžius knyga ir lietuviškai jau Benjamino Labatuto Keliaujame suprasti pasaulį, tenais būtent apie fizikus pirmos 20 amžiaus pusės. Tai yra grožinė knyga, bet labai fantastiškai, labai dokumentiškai parašyta, tai tuo pačiu ir knygų rekomendacija. Ir netgi ne fantastinės, užeinant už mūsų kavinės ribų. Bet grįžkim prie šitų visų blogiečių. Tai gerai, tai kas tie yra blogiečiai? Kas patenka į šitą kategoriją? Aš atsinaujinu, gerai. Tai va, jau prieš tai minėjau Dzeusą, kuris yra pagrindinis veikėjas, apie jį ir sukasi. Ten serialas, sakykime, jisai pagrindinis. Daug ten linijų. Bet tu žinai, kad jisai yra iš jų blogiausias, kaip ir tam kontekste. Bet tu vis tiek nežinau, ar už Dzeusą bendrai sirgau, kad jam kažkas blogo pasidarytų ar ne, ar ne, bet, žodžiu, toksai, jisai buvo kaip geras pavyzdys to, kai tu nori jo ko daugiau matyti ir nenori galbūt, kad jisai dingtų iš to ekrano. Tai, bet, dabar jau prisiminiau savo labiau pagrindinę mintį, kai aš apie jį galvojau. Serialo pradžioje jisai atrodė pozityvesnis ir jisai su laiku į tokį evil labiau pasidarė. Ypač kai jam ten, jisai kuo labiau jautė tą grėsmę, tai ta jo psichika ir trajektorija važiavo žemyn, taip sakykim. Tai va, tai šitas, kitus aš išskirčiau iš Game of Thrones, Song of Ice and Fire, tai Cersei, aš nepasakyčiau, kad aš už ją kažkada sirgau. Ar tu... Ne. Tai Cersei gal visgi yra tokia blogietė, nes kur jai empatijos net ir jos sunkiausiais momentais buvo sunku rasti. Bet pavyzdžiui, Tywionas Lannisteris, tai man ten vos ne idealus personažas ir man visados norėjosi jo ko daugiau ir ekrane matyti ir knygose. Tenais, kai jisai dalyvaudavo, visos būdavo įdomu, nes negali pasakyti, kad jisai yra kažkoks blogietis, nes ten, kas ten yra toj visatoj blogiečiai, turbūt tik tai Night Kingas yra toksai išreikštas blogietis, ne?
Bet Taivanas, jisai turi savo tikslus, jisai bando jų pasiekti, aišku, ten dažnai būna gal ne pačiais gražiausiais būdais ir garbingiausiais, bet, tu supranti, kodėl jisai tą daro ir visados jam kažkokią pagarbą jauti. Turi ką dėl Taivano pridurti ar... Ne, dėl Taivano nieko. Aš dar prie Night Kingo, ar ne? Jau paminėjai, gal biškai vėl nukrypsant nuo kategorijos, bet kaip jį vertintum ir jo motivaciją? Jo, aš su knygom, tik dabar pabaiginėjau 5 knygą, tai dar... Nieko spėjai Vytis Martiną. Jo, tai jo, man jau per šitus mėnesius iš tikrųjų tik tai pagaliau normaliai prie tų knygų prisėdau ir vijuosi, bet seriale šiaip iš tikrųjų nėra jo motivacija taip gerai ir atskleista, aš sakyčiau. Ar tu pasakytum, kad... Ne. Tai kodėl jie ten tą daro? Jo, norim plėstis. Nes. Tai Night Kingas gal ir nėra labai į panteoną tą nepatektų geriausių blogiečių, bet aš tik tai tiek galiu tam visam kontekste to Song of Ice and Fire pasakyti, kad jisai, jeigu yra balta ir juoda, tai jisai yra ten, kur ne kažkur per vidurį. Bent jau nebuvo išreikšta ir duota suprasti, kodėl jisai yra blogietis, kad tu jam empatiją kažkokią jaustum ar kažką tokio. Tai va. O kaip vertum Jaimio transformaciją? Aš labai mėgstu Redemption Stories. Ted Lasso nėra, žiūrėjai? Taip. Tai va, man ten pagrindinė tema yra Ted Lasso, kaip kažkas, atrodo, tu pradedi kažko nemėgti, bet, kaip jie pasitaiso ir gali būti vėl geri. Tai Jaimis, mano serialą man nebaisiai gal patiko. Ten su paskutiniais sezonais labiau turbūt buvo erzinančių dalykų, bet dabar, kai skaitau knygas, tai Jaimio skyriai būna tų, kurių laukiu ir kuriuos noriu skaityti. Ir su juo jis yra nuoseklus. Ką aš jau prieš tai minėjau, kodėl jisai kažkaip elgėsi, jisai aišku ir savo lūžį ten turėjo gal kažkokį, bet ten lygiai dėl tos pačios jo pravardės Kingslayerio, tenais, tik vėliau knygose yra papasakojama, kas būtų buvę, jeigu jisai to nebūtų padarę, kad jisai ten milijonų žmonių King's Landing'e išgelbėjo ir panašiai. Tai ar tu nori jį kaip blogietį mane vertinti? Ne, tiesiog tą pokytį. Pokytį? Iš to blogiečio perėjimą, jo. Man ten labai sėkmingas perėjimas, sakyčiau. O tau? Jo, su Jaimiu, viskas. All good. Bet matau sąrašės įtraukęs Homelanderį, ar ne? Jo. Hot take'as gal piški labiau? Kad už jį galima sirgti? Jo. Aš suprantu, kad už Stormfront, pavyzdžiui, tai ten visiškai out, ar ne jau? Jo. Bet Homelanderis. Su Homelanderiu, manau, kas jį padaro dar tokiu biškį ant ribos, tai kai tu matai gal jo atsiradimo istoriją ir kodėl jis yra toksai messed up, taip pavadinkime, ne? Ir ten jo psichologinės traumas, problemas. Jisai tiesiog, man rodos, labai nori būti mylimas, gerbiamas ir taip toliau, ir tas jį drivina, aišku, jisai ten nori būti lyderis ir nenori, kad jam aiškintų ir būtų juo manipuliuojama, tai jisai gal pradėjo tokio biškį neutralesniai pozicijoje, jisai po to nuvažiavo turbūt į tokį blogietį, visgi, sakyčiau, tai nežinau, ar aš vis dar už jį sargu, bet žinai, kurioje vietoj buvo už jį sirgimas, kai tu visus sezonus patėjai, ar ne? Išskyrus patį paskutinį. Tai dar matėjai tą sezoną. Tas jo tėvas, ne tėvas. Tai šitas, kur jie su šitu Butcheris, su Butcheriu jie irgi susivienijo, kad vaikas saugot ir taip toliau. Tai jisai turi tų jį šiek tiek, ne tai kad ištraukiančių, bet bent kažkiek pakeliančių savybę, kur jisai kažkur turi savo kažkokią suvokimo skalę, bet jo, turbūt jį reikėjo dėti prie tikrų blogiečių. Kaip yra, taip yra, aš tik į sąrašą žiūriu. Gerai, tai apibendrinant tada, tai gerai, tai kas galiausiai yra tas geras blogietis? Tai aš pakartosiu tos žodžius, kuriuos milijoną kartų jau turbūt šitoj laidoj kartojau. Tai yra motyvacija,
aiški motivacija, kodėl kažką daro personažas. Ir kad, jisai yra nuoseklus. Ir kad jisai siekia to tikslo, aišku, kodėl jisai kažkaip elgiasi, o ne, kad, mėtosi ir ten, kartais elgiasi vienaip, kartais elgiasi kitaip, nes, jo, tai šitos, tokios dvi savybės. Labai padeda, kai tu gali jausti jam kažkokią empatiją. Ne, tai va čia, kaip minėjau Homelanderį, patį paskutinį, kur kalbėjom, ten, kur pamatai, kokios jo traumos yra, ne, ir kodėl jisai taip elgiasi, tai bet čia vėl prideda, gal padeda suprasti jo motivaciją, kodėl tai atsirado. Tai va, tu gal pridėsi dabar kažką? Ne, nežinau, aš norėjau labiausiai paklausyti ir susirinkti ir rekomendacijų, ką pažiūrėti, kaip kėjus ir panašiai, ką įsitraukti į tą sąrašą. Dabar antra užduotis rasti laiko. Gerai, man rodos, buvau dar kažką sugalvojęs prie šitų savybių. Jo, jau prieš tai minėjau, man nepatinka, kai jisai būna OP, ne, kai overpowered, kad jisai yra įveikiamas ir kad jisai sugeba savo galią, tarkim, susibildinti, ne, kaip koksai Kingpinas, ne, kur jisai sugeba sukonsoliduoti tą savo jėgą, galią, ir, arba koksai Tyvionas Lannisteris, kur, jisai per savo protą gali tą subildinti. Tai jo, tokios stiprus būdas, taip sakykime, ne, kur jisai gali būti merciless, ne, kartais gali parodyti tą, bet šiaip kai reikia, jisai tenais jam nesudrebės ranka. Tai aš manau, kad blogėti jie to reikia. Tai va. Tai ką, dėkui už pokalbį, kad užsukai mūsų kavinę, fantastiška. Dėkui visiems, dėkui Mokslo sriubai už galimybės įsirašyti šitą laidą studijoje, kad būtų maloniau klausyti ir ausų taip neskaudėtų. Ir kągi, iki kitų susitikimų.